Mauzeri, žinokit, nepatikėsit, vakar einu pro konservatorių partijos būstinę. Su plačiuko. Ne, normaliai padoriai apsirengę. Su reikalais einu į biblioteką paskaityti Juozo Baltušio veikalų. Ir girdžiu iš tos landynės, kokia tai garsai, švenčiamat kažką tai. Šlikštynės, juokas, taurių duženimai, moterų kikenimai tenais, šūksniai už laisvę, už laisvę. O tai ko stebitės? Taip smarkiai vakar vasario 16, taigi šventė. Nu tai kame jūsų toksai nustebimas, toks, sakyčiau, piktokas? Tai kad nežinokit, grįžtu aš iš bibliotekos, prisiskaitęs Juozo, žinot, ir sustoju ir dar kartą klausau, kas ten vyksta, irgi suprantu, kas ten po šimts vyksta. Tai jį džiaugiasi švenčia šito, kaip jis, Putkos išeimą. Puteikio išeimą iš partijos. Tai prisijungia. Kur ten jau. Nu, man nepatogu, čiagi negedulingi pietus kokie tai, ne? Tai stovėjau, klausiau tų orgijų ir toks nervas pajamo. Ir tada užverčiau galvą į viršų, kaip tie šunys, kur Šerloką Holmsą gaudė. Baskervilio. Ir užvertęs pradėjau šaukt. Jūs išgamos, jūs tolerastai, jūs stancikė neprašykot, jūs nugirdėt vareikį, jūs uokas iš Songailą spaudėt ir išpersidolinoje patys iš partijos nuo jūsų spaudimo ir dabar tokį žmogų Puteikį jūs išmetėt. Šaunys jūs ne žmonės, šaunys jūs, va taip ir lojau ant jūs įsivaizduojat. Nu, o ką konservatoriai? Prašau. Nu, ką tie konservatoriai? Tie žvėrys ką? Nu, kur šventė? Nieko, jie užuolaidas užtraukia, kad negirdėtų mano balso tautos ir toliau savo ten orgijas kėlė. Nu, aišku, dėsninga. O kas šitasgi, kaip jūs skaitot, priglausi, vat, Puteikį? Tokį žmogų praėjusį Afganą, praėjusį Klaipėdos skyriaus policijos areštinę, konservatorių partiją, priims bet kas. Jis gali net viešus pirkimus skelbti. Tai gaus pasiūlymus ir iš Karbauskio šitų žalių, kaip jie ten, ir iš Varkalos violetinių, ir iš Paleckio raudonųjų. Tai vis tik turėtų pats Puteikis rinktis pagal ideologiją kažkaip tai. Tokiems žmonėms ideologijos jau nereikia, aš jums kartoju. Ramiai pasakysiu. Puteikis praėjo konservatorių partiją. Jis praėjo Klaipėdos policijos areštinę. Jisai praėjo netgi kakadų filmavimus. Ir jis praėjo dar Afganistaną. Tai ko jums dar trūksta? Įdomu, kurioj pusėj Puteikis Afganistane kariavo? Tikslios informacijos nėra, bet aiškiai žinoma, kad konservatoriuose jisai buvo talybų frakcijai. A tai ko barzdos nenešioja, jeigu talybas? Vakarais, sako, mūsų Puteikis užsideda barzdą tokia, baradais batai, žinai, Puteikis garbatai. Užsideda ilgus tokius marškinius, kaip pas Petrušką. Halatą. Halatą, tokius, sakyčiau, gal taip. Ir eina miegoti, nusisukę savo barzdotus snukių į mėką.